1947 metų JAV per CŽV ir USAID įvykdė 80 valstybių perversmus. Trumpas valo struktūras, keičia struktūras, USAID atsisakė teikti informaciją slaptą, vadovus 2 pasiuntė toliau, o 100 bendradarbių pasakė, va einat į neapmokamas atostogas, nežinau iki kiek ir laisvi. Dabar paskelbta jau, kad 20 000 JAV vyriausybės administracijos darbuotojams pasiūlyta išeiti, nes jie netitinka naujos administracijos vykdomos politikos, kurią būtų gerai visiems žinoti, aišku. Trumpizmas. Taip, trumpėts tam, trumpėts anam, mes pabandykim ramiai vertinti faktus. 20 000 lauk. Spec tarnybom analogiškas lauk su 8 mėnesių išeitiniam kompensacijom. Daug valomų spec tarnybom. Elonas Muskas, tai mes suprantam, kad jis atstovauja IT pasaulį. Bet aš taip norėčiau atkreipdėmėsi, ir Rusijoje, tiek JAV, ir internetas, ir kitos IT technologijos, tai yra kariniai dalykai. Tik jie po to, kai jau nusprendžia, kad yra pasiruošta, nuleidžiama civiliokam gyventi ir naudotis šitom kariniam technologijom. Taip kad Pentagonas nuo senų laikų ir Elonas Muskas tai yra neatsiejami. Gal dar kas nors mane pabandys įtikinti, kad Elonas Muskas Ukrainai palydovus savo davė be Pentagono žinios. Taip nebūna.